Praėjus keleriems metams po pabėgėlių antplūdžio į mūsų šalį, įstaigos, organizacijos ir verslo atstovai griauna mitus ir pasakoja, kad ir iš savo nesaugios šalies pabėgę užsieniečiai gali būti puikūs darbuotojai. 1997 metais Lietuva ratifikavo Jungtinių tautų konvenciją dėl pabėgėlių statuso, tuo prisiimdama tarptautinius įsipareigojimus teikti pagalbą pabėgėliams. 2004 metais Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, jai taip pat pradėjo galioti Europos Sąjungos teisynas, nustatantis pareigą kiekvienai valstybei nariai nagrinėti prieglobsčio prašymus ir suteikinėti prieglobstį tiems, kam jo reikia. Turbūt dažnas pamena, kuomet prieš eilę metų į Lietuvą plūstelėjo pirmieji pabėgėliai. Jiems pradėta teikti visokeriopą pagalbą. Būtinoji medicinos, psichologinė pagalba, socialinės paslaugos, apgyvendinimas užsieniečių registracijos centre arba pabėgėlių priėmimo centre Rūkloje. Pabėgėliui gavus leidimą gyventi Lietuvoje prasideda nelengvas procesas – užsieniečio integracija. Viena iš integracijos rūšių – pabėgėlio įdarbinimas. Tuomet prieš keletą metų iš verslo atstovų galimų užsieniečių darbdavių buvo girdimi įvairūs nuogąstavimai. Neva kam į juos investuoti laiką, vesti apmokymus, jei jie pabėga. Galbūt jie neturi reikiamo išsilavinimo, įgūdžių. Su įdarbintu užsieniečiu bus sunku susikalbėti, nes nemoka kalbos ir yra kultūriniai skirtumai, skirtingas požiūris. Tačiau praėjus keliems metams įstaigos, organizacijos ir verslo atstovai pateikia kiek kitokias istorijas, kuriuose atsispindi, kad ir iš savo nesaugios šalies pabėgę užsieniečiai gali būti puikūs darbuotojai. Nemenkos užsieniečių įdarbinimo patirties turi Jonavoje veikianti įmonė Baldai Jums. Kaip sako šios įmonės direktorius Alfonsas Meškauskas, bendradarbiaujant su pabėgėlių priėmimo centru, įmoniai pavyko atrasti puikių darbuotojų. Taip, žinoma, turėjom, kadangi jūs žinot, kad Lietuvoje buvo momentų, kada darbuotojų ir labai trūko ir mes jų visur ieškojom. Ir šitą atsirado galimybė įdarbinti užsieniečius. Tuomet mes pabendravom su pabėgėlių centro vadovybė, paprašėm, kad atrinktų tus žmonės, kurie iš tiesų nori dirbti, kurie galbūt turi panašaus darbo patirtį. Tai tas ir buvo padaryta, atvažiavo jie pas mus visi, mes padarom pakartotiną atranką, pasikalbėjom, pradžiai įdarbinom 2, žiūrim per mėnesį, viskas sekasi puikiai, tai po mėnesio mes priėmėm dar 7, tai iš viso įdarbinom 9 ir šiandien negaliu pasakyti nei vieno blogo žodžio apie bet kurį iš jų. Anot Alfonso Meškausko, net ir gajūs mitai ir vyraujantys stereotipai apie pabėgėlius negazdino nei įmonės vadovų, nei pačių darbuotojų. Mūsų kolektyvas yra didelis ir puikus ir nėra tam kolektyve jokių intrigų, viskas žmonės labai sutarė. Tiesiog aš ir jų paprašiau, atvažiavo žmonės, negali savo tėvynėje gyventi, atvažiavo pas mus, tai būkim geri, padėkim jiem. Galbūt gyvenimas pasisuks taip, kad ir mums kažkada reikės bėgti savo šalies. Tai aš manau, kad žmonės suprato, priėmė labai draugiškai ir pradžiai nebuvo kur gyventi, nebuvo sudėtinga atvažiuoti, jie neturėjo transporto. Tai tiesiog aš paprašiau savo darbuotojų, kurie turi laisvų būtų, kad jie išnuomuotų, garantavau, jeigu kažką sugadins, įmonė apmokės ir taip toliau. Ta prasme, viską išsprendėm, viskas labai gražiai susiklosti ir jie kuo puikiausiai dirba. Aišku, jie pradžiai dirbo nuo tokių paprastesnių darbų, o paskui mes jiems davėm ir sudėtingesnius. Ir šiai dienai mes juos sutinkam, vienas dar po šiai dienai dirba, tai tiesiog sveikinamis ir jokių problemų nematom. Nemenką darbo patirtį su užsieniečiais turi Jonavos rajono socialinių paslaugų centras, kurio direktorė Valentina Debedenko pateikė net kelis mitų apie pabėgėlius pavyzdžius bei atskleidžia, kodėl tuos mitus lengva sugriauti. Anot specialistės, įdarbinus pabėgėlį, pati įmonė išgyvena transformaciją į gerąją pusę, o tai leidžia tobulėti. Na, turbūt savo praktikoje mes susidūrėme su keliais tokiais stereotipais. Tai vienas iš jų yra tas, kad pabėgėliai iš esmės nėra linkę integruotis į darbo rinką, kad jie norėtų gauti pašalpą, kad jie nenusiteikia dirbti, kad jie nori būti išlaikomi valstybės. Tai mūsų patirtis ir kaip įstaigos, kaip darbdavio šiuo atveju ir kaip socialinės paslaugas teikiančios įstaigos, tai kaip tik paneigė šį mitą, nes mes turime ir darbuotojų dirbančių įvairių
įvairiuose pareigybėse, nuo valytojo iki socialinio darbuotojo, būtent iš įvairių šalių pabėgėliai buvę. Tai galim taip pat neigti. Situacija turbūt yra labai panaši kaip ir su ir mūsų Lietuvos imtimi, tai visada kiekvienoj visuomenė yra žmonių, kurie yra labiau linkę dirbti ir yra tų žmonių, kurie turi žemesnę darbo motivaciją. Bet teigti, kad visi pabėgėliai nenori dirbti, tai taip tikrai negalima. Kitas mitas toks iš darbdavių pusės, su kuo labai dažnai susiduriam ir turėjau ir pati skambučių ir klausimų, kad reikia kažkokių ypatingų biurokratinių leidimų, kad jie negali dirbti, jeigu jie ne Lietuvos piliečiai arba yra kažkokių ypatingų, reikia ypatingų dokumentų, leidimų ir taip toliau. Tai mes visada aiškinam, kad žmonės, kurie turi leidimą gyventi Lietuvoje, jie turi ir leidimą dirbti Lietuvoje. Vienintelė išeitis yra humanitarinis statusas, tai tikrai tokių leidimų per savo praktiką pažįstu tik tai 3 žmonės, kurie gavo būtent tokiu pagrindu, nes labai sunkiai suteikiamas leidimas gyventi būtent šio pagrindu. Ir tai yra dažniau labiau išimtis iš praktikos nei tikra praktiko, o tie žmonės, kurie ar tai šiuo metu atvyko iš Ukrainos, didelė grupė šiuo metu imigrantų turime būtent iš šitos valstybės, ar mes kalbam apie bet kurias kitas trečiųjų šalių valstybės, dažniausiai jie visgi gauna leidimą gyventi Lietuvoje, kuris tuo pačiu suponuoja ir leidimą dirbti Lietuvoje. Dar vienas mitas yra tas, kad toks įdarbinimas reikalauja papildomo darbo iš darbdavio arba tada iš kolegų, kalbam apie mentorių, nes yra kalbos barjeras, tai kaip jie susikalbės, tai kaip paaiškinti, tai lengviau pačiam padaryti, nei čia 10 kartų aiškinti. Tai taip mes turim nusiteikti, kad vienaip ar kitaip tai keičia darbo struktūrą, nes žmonės ateina galbūt mažiau kalbantis lietuviškai. Neturėjome tokios situacijos, kad visiškai nekalbėjo, esminės frazes vis tiek jie spėjo išmokti. Tačiau aišku, kad specifinių terminų galbūt nežino ir nemoko, tai reikalauja tam tikro dėmesio ir įvairios praktikos yra, kai darbdavys skiria mentorių tam tikrą, kuris prižiūri ir kažkiek laiko, bent jau pradžioje, ar tai mėnesį, pašefuoja, kažką išverčia, supažindina su pačia struktūra. Tai taip, tai yra tam tikras papildomas dėmesys turėtų būti skirtas, bet mes stebim tokias teigiamas tendencijas, kad pats kolektyvas tampa tolerantiškesnis, pamato tam tikrus dalykus iš naujo, kaip paaiškina, nes yra tam tikrų dalykų, prie kurių mes esame pripratę ir tarsi savaime suprantama, ar ne, kad turėtų būti taip arba kitaip, bet kai tu turi aiškinti kitam žmogui, kodėl vyksta vienaip ar kitaip, tada ir pačiam iškilo klausimų, kodėl mes taip darom, tai gal mes galėtumėm tikrai kitaip daryti. Tai mes patys išgyvenam tam tikrą transformaciją ir yra tam tikri kultūriniai skirtumai, ypatingai kai mes kalbam apie žmonės iš rytų šalių, galbūt Ukraina labiau kultūriškai artima, bet su kuo mes susiturėm kaip darbdavis, tai turėjom ir tam tikrų tokių nustebimų ir darbę su ukrainiečiais, nes mums atrodė, kad savaime suprantama, kad renginį organizuojant, pavyzdžiui, mes darom būtent taip ir jeigu mes nekalbam apie tai, nes mes labai dažnai savo kultūrai, manom, kad tai yra ir taip savaime suprantama ir tiesiog neverbalizuojam tam tikrų dalykų. Ir po to žmonės ateina ir, pavyzdžiui, visiškai kitaip supranta ir padaro. Mes pykstam, kad tarsi, turėtų būti kitaip, bet niekur nėra parašyta, kad taip turėtų būti. Ir kai tu supranti, kad iš esmės mes labai daug dalykų nepasakom, neįvardinam ir tarsi laikom savaime suprantamais, tai leidžia tobulėti pačiai organizacijai. Ir tai, ką mes išgyvenom tam tikrą transformaciją, kai mes supratom, kad žiūrėk, yra tam tikrų procesų, kurie yra įsisenėję ir kurie yra savaime suprantami mums, bet kai mes pamatom, kad tai nėra savaime suprantama žmonėms iš kitų kultūrų, iš kitų valstybių,
valstybių, tai tada tu pervertini tos procesus ir supranti, kad galbūt dalį jų apskritai dalies jų galima atsisakyti arba pakeisti arba kažkaip daryti kitaip. Tai aš tikrai raginčiau darbdavius drąsiau žiūrėti į šitos dalykus, nes atneša imigrantai kitokios patirties, kitokio suvokimo, kitokių galbūt kūrybiškų kažkokių sprendimų ir tik tai reikia būti pasiruošusiam juos priimti. Baldų įmonės direktorius Alfonsas Meškauskas turi patarimą tiems, kurie vis dar svarsto dėl pabėgėlių įdarbinimo. Galbūt jeigu kolektyvas, kaip pasakyti, kad jo negazdyt, galbūt reikėtų su kolektyvu pasitart, kaip jie į tą žiūri, toliau paprašyti, kad jie pagelbėtų, kad sutiktų draugiškai, kad padėtų. Na, o toliau priklauso nuo kiekvieno iš to žmogaus. Jeigu jo pas jį bus noras, jeigu jisai norės bendrauti, jeigu jis norės kažką išmokti, aš manau, jis tikrai išmoks. Tik tiesiog jis tą turi daryti. Tai jeigu bus abipusės noras, tai rezultatas tikrai bus puikus. Pabėgėlių priėmimo centro direktorė Beatričė Bernotienė pasakoja, kad sėkmingi užsieniečių įdarbinimo pavyzdžiai rodo, jog integravęsi pabėgėliai gali sukurti įvairialypę naudą ir pridėtinę vertę mūsų visuomeniai. Iš tiesų į centrą atvyksta įvairių išsilavinimų žmonės. Tai žmonės turintys ir aukštą išsilavinimą, turintys ir amatą, turintys šeimų. Ir jeigu turi šeimų ir vaikų, tai tikėtina, kad jiems norisi ir aprūpinimą duoti geresnį. Tai žmonės buvo motyvuoti užsidirbti, dirbti ir tai buvo vienas iš jų sėkmės faktorių. Tai šiai dienai mes turime 44 užsieniečius, kurie turi teisę dirbti. Iš tiesų centre gyvena apie 80 žmonių. Šiuo metu mes irgi turime dirbančių žmonių Jonavos rajone ir Rukloje dirbančių. Tai tie, kas nori, tikrai dirba, o kas nenori, bandom užnorinti ir konsultuojam ir ieškom būdų, kaip paskatinti juos ir kad jie pradėtų dirbti ir įsitvirtintų patys savarankiškai. Paminėjote turintis teisę dirbti. Dažniausiai girdimas išsireiškimas turintis teisę apsistoti gyventi Lietuvoje, bet dėl teisės dirbti, ar ją reikia įpiršti, ar patys užsieniečiai to prašosi? Teisė dirbti, jeigu yra prieglobsčio prašytojai, kol dar vis nagrinėjamas jų prieglobsčio prašymas ir sprendžiama dėl jų statuso suteikimo, leidimo gyventi suteikimo Lietuvoje, tai jeigu vyksta nagrinėjimas ilgiau negu 6 mėnesiai, jie netgi būdami prieglobsčio procedūroje, jie įgyja teisę dirbti. Kitas dalykas yra asmenys, kurie jau gavę leidimus gyventi, gavę pabėgėlio statusą arba papildomą apsaugą, tai su tuo leidimu gyventi jau įgyja automatiškai teisę tiek keliauti tiek ir dirbti. Žinoma, norint iš verslininkų išgirsti pabėgėlių įdarbinimo sėkmės istorijas, būtina įdėti nemažai pastangų, ties kuriomis ir dirba visas pabėgėlių priėmimo centro kolektyvas. Tie asmenys, kurie jau gauna leidimus gyventi, tai jie gali dalyvauti integracijos programoje. Tai mūsų socialiniai darbuotojai kartu su kiekvienu asmeniu individualiai kalbasi, konsultuoja ir kartu ieško tų žingsnių, nusimato tikslus, ką turėtų žmogus pasiekti, kad jam lengviau būtų integruotis ir ką jisai turėtų pirmiausia padaryti. Tai pokalbiai, palaikymas, padrąsinimas, motyvacija. Iš tiesų, pabėgėlių centre mes turime taip pat pabėgėlių dirbančių pačioje įstaigoje. Tai turime ir prieglobsčio prašytojų ir atvykusių pačių ukrainiečių bėgančių nuo karo. Sakėt, vis tiek atvyksta ir su aukštaisiais išsilavinimais, tikrai emancipuoti asmenys. Kokių darbų jie pageidauja? Ar darbo ieškoma yra pagal jų norus, pageidavimus ar pagal išgales? Didžiausias trūkumas dirbti darbą pagal išsilavinimą tai yra kalbos barjeras. Tai kiek galim padedam ir mokytis kalbos, ir prisidedam ir mokinam kalbos, bendradarbiaujam ir su užimtumo tarnyba, ir žmonės, kurie turi leidimus gyventi, lanko lietuvių kalbos kursus.
Tai kalbos barjeras yra vienas iš pagrindinių faktorių tam, kad galėtų žmogus dirbti pagal savo specialybę. O žinoma, su aukštaisiais išsilavinimais be kalbos, tai žmonės tada priversti rinktis žemiau kvalifikuotą darbą. Tai jie nėra labai laimingi ir patenkinti, bet tas žingsnių susidėliojimas kartu su mūsų darbuotojais padeda jiems pasiekti ir pakeisti tą darbo sritį ateityje. Šiuo metu pabėgėlių priėmimo centre Rukloje gyvena 44 darbingo amžiaus, turintys teisę dirbti užsieniečiai. Ir, kaip sako centro direktorė, darbdaviai nuolatos domisi potencialiais darbuotojais. 30% centre Rukloje gyvenančių užsieniečių jau sėkmingai dirba Rukloje bei Jonavoje.